Tai ką, sveiki žiūrovai. Sveiki, ambalai. Šiandien pagaliau susirinkome ir aptarsime praėjusį ultimieji turnyrą. Apžvelgsime visas kovas, aš manau, daugiau, mažiau. Ir šiaip pakalbėsim, ko gal mūsų galva trūko renginiui, kas gal buvo gerai. Tai... Geras renginys buvo, Egidijau. Geras UTMA. Devintasis turnyras praužė, tai kažkiek nurimo mintis ir dabar, ką žinau, pažiūrėsim rezultatus, ką pataikėm, ko nepataikėm. Tai taip, ir norėčiau gal iš visų pirma reikėtų gal pasveikinti organizatorių, aš esu padarius tokį, tikrai tarptautinio lygio, sakyčiau, tarptautinės organizacijos lygio turnyrą, kur susirenka šitiek žiūrovų. Tai užpildė visą Žalgirio areną, realiai nebuvo vietos tuščios. Tai kalbėjo, kad 8-9 tūkstančius pardavė bilietų, tai čia yra wow. Mes bomžai gaila negalėjom dalyvauti. Taip jau gavosi. Mums šios prabangos nebuvo lemta įsigyti. Žiūrėjom per namie patogiai ant sofutės. Gerdami arbatą. Su proteino kokteiliais mirmi. Bet visai ir šiaip man kas patiko, tai transliacija, kad visiškai nestriginėjo, aukštam lygiai viskas buvo parodyta. O aš prie transliacijos galiu prisikabinti. Ai, kad per televizorių neleidai? Ne, aš pasileidau aš per tą televizorių, viskas ten gerai. Man tiesiog norėtųsi, kad jau kadangi renginys jau pakilo į tokį lygį, gal ta transliacijos kokybė kažkiek būtų dar geresnė. Bet tai kas iš HD, ką dar geriau galima? 4K. Gerai, o kas dar, ko tikrai pasigėdau, man labai trūko įgarsinto ringo. Nes nesigirdėjo, visą laiką komentatorius pasakydavo ten, kad kokie smūgiai gaila negirdite, žiūrovai to, žinai, ir dar plus, kad treneriai kai kalbėjo irgi, kad užtildo jungia ten tą lempinį foną, žinai, tai irgi kažkiek galėtų. Truputį, žinai, kaip per Eurolygą būna, kad leidžia paklausyti, žinai, kaip ką ten reikia, žinai, daužo ten tą žuvis per veidą. Aš iš vis tokį variantą buvau pagalvojęs, įgarsintą teisėją, kad uždėtų mikrofoną teisėją, lemba, tai ir instruktažą kažką praveda, ir tu girdi, kai kovotojams pasako kažkokius gal fragmentus, nežinau, gal tai labiau būtų kaip after movie kažkokiam, žinai, ten tipo parenginio, ten visokie tokie kaip contento dalykai, gal ne tiesioginės transliacijos metu, bet būtų gal visai įdomus. Arba galėtų netgi kamerą sekti, kaip per Eurolygos ant teisėjų būna užsega, tai irgi galėtų po kovos jau darant klipukų, žinai, parodyti ir iš teisėjo. Kažkas irgi, šalmą uždėti. Ne šalmą deda sega kamerą, ant maikės kažkiek galėtų irgi tokį, žinai, įdomiau, iš labai jau arti tada matytum viską, žinai. Kas arčiau mato negu teisėjas, žinai, tai tikriausiai. Tai va tokia, tas labiausiai gal tokia pasigėdau įgarsantą to ringo, kaip iš transliacijos, ten ta transliacijos kokybė, tai čia jau, žinai, jau poniškai nori, kad tai jau būtų, žinai. Taip. Ir kitas dalykas, kitą kartą atrodė, kad arena visiškai tokia tyli ir, kaip sakyti, negyva, nors, kaip ir sakai, daug kas žmonių buvo mūsų pažįstamų, su ko pasikalbėdavom, tai tikrai buvo, sakė, pasikūrė. Vienintelė, sakė, kova gal, kur tylesnė auditorija buvo visa, tai per Danilos ir Karoso kovą gal nepasidalino kauniečiai, už kurį sirgti. Nes girdėjosi tik tais Danilo žmona. Jo. Bet, ir Maslabojeva, aišku, jau ten išėjo pusė žiūrovų bet jau buvo prie mirties, jau norėjo, žinai, pamiegoti. Dalis jau buvo iškritę. Tai bet apie kovas gal vėliau, šiaip kas man asmeniškai taip įstrigo, ką galėčiau, žinai, išskirti, tai kad, komentavimas tas gal kažkiek irgi kliuvo, žinai, kad kuriais atvejais lemba, žinai, kažkiek pritrūko to komentavimo truputį. Kartais galėjo, žinai, labiau pakomentuoti, nes daug kartų buvo, kad ir tyloj tiesiog, kai stebėjai kovą, tai kaip ir arenos nesigirdėjo, komentatorių nesigirdėjo, ringo nesigirdėjo, tai tiesiog toksai, žinai, atrodo, kad šedelikas sugedo, žinai. Toks momentas buvo tas su komentavimu. Mes tarpusavį aptariam, kritikos neskelbsime. Mes geriau pakomentuojam, žinai, tarpusavį. Tai. Taip, bet į eterį, žinai, neleistų mūsų komentavimų. Ne, kaip.
O, ne, Mes vis tiek per TikToką tai komentuotume, žinai. Maksimum. Tai va, tai gerai, gal judam prie kovų, tada čia tiek pagirų ir gal kažkokių norų pasakymą apie renginį. Jo, pasakykite jūs į komentarų skiltį, galite parašyti, kas jums patiko ir kas nepatiko, tai irgi galite pasakyti savo nuomonę, žinai, įdomu būtų išgirsti. Tai va, tai gerai, tada judam prie kovų, įdėsime, kaip buvom per 2 dalis podcastų išdalinę, tai iš tikrųjų turim tą patį sąrašiuką, tai to pačių sąrašiukų ir judėsime tas kovas. Tai pirmoji kova buvo Alina Martiniuk ir Rita Gabrytė. Tai ką, abudu nusprendėm, kad pergalę pasiims Alina, taip ir įvyko. O tai laimėjo 2 raundus iš 3, bet šiaip nustebino mane Rita Gabrytė, tai aš kažkaip tikėjausi, kad tikrai tokios formos nepademonstruos ir tokia ypač kardio tokių metų būdama, žinai, tai blemba. Sakau, labai tikrai likau patenkintas šitą kovą, pirmą atidarimą, dar kol visi susėdo, bet pirmą kovą tokia moterų, smagu, kad daro, kai visą laiką išskiriam, kad visą laiką mes džiaugiamės matydami moteris ringę, kad propaguoja šitą sportą vis labiau ir labiau, žinai, tas kovas moterių tarpe, bet, nu, ką žinau, visai susižiūrėjo, žinai. Ne, tai dėl šito aš pritarsiu, nustebino ta Rita Gabrytė tikrai mane, nes galvojau, kad bus Alinai lengvesnė šita kova, bet atrodo, kad Rita tiesiog, su metais tikriausiai ir tos jėgos kažkiek vis dėlto daugiau turi ir išvargino Aliną ir Alina irgi buvo sunki kova, bet ta pati kova vyko kickbokso taisyklėmis, bet sakyčiau, kartais biški gal miksuotai kickboksas su muay-thai, nes pasigauna klinčą, suleidžia kelius, nespėja išskirti, ten pagauna koją, palaiko koją, tokie variantai, bet aš manau, čia daug kalbėti nereikia, tiesiog kova praėjo, laimėjo Alina. Viskas ok, tai sveikinimai. Darė turnyrą, jo, Linai sveikinimai, dar kas smagu, kad lietuviškai prabilo per video, žinai. No, šitą net neužfiksavau. Prieš kovą, žinai, pasisveikino ten kažką lietuviškai, tai smagu tas, kad mokinasi lietuvių kalbos. Mokinasi tas, visą laiką sušildo širdį, žinai, kai kažkas iš užsienio, žinai, lietuviškai pašneka. Tai... Ką, pas mus pagal sąrašą toliau buvo kova Matas Pultaražinskas prieš Raimondą Vlasevičių. Tai šita kova gal irgi tokia truputį nustebinusi mane. Abudu mes pasirinkom, kad Vlasevičius laimės. Tiesiog iš tos tikriausiai pusės, kad numatome jį kaip geresnį kovotoją negu Matą šios karjeros stadijoje. Bet tas pirmas raundas Mato mane kažkiek nustebino, kažkaip atrodo, grįžo tos rankytės, grįžo pats judėjimas, atrodo, blemba, gal čia kažką ir pamatysime. Gal Vlasevičius buvo primygęs ir Matas dėl to geriau atrodė. Nežinau, bet taip atrodė, kad gal kažkas čia vyksta, užuomazgas kažkokiu, gal kaip girdėjau Mindaugą sakant, kad gal kažkoks čia lūžis vyksta, irgi psichologinis, kad grįžta Matas tikrai į save. Tai čia dar ateity matysime, bet nustebino pirmas raundas, aišku, antrame pamatėme, kodėl Vlasevičius yra geresnis kovotojas. Bet tai, žinai, Vlasevičius toks realiai top 3 dabar, sakyčiau, šitos kategorijos kovotojas, o Matas po pergalės prieš Rimkenzo, tai toks geras iššūkis buvo pasitikrinti, bet kaip ir sakai, pirmam raunde aš irgi tą išskirčiau, kad tos rankytės vaikščiojo pas Matą ir, žinai, net atrodė, Matas automatas grįžta, taip iš jo skambiai, bet antram raunde susitvarkė Raimondas be didesnių iššūkių. Antram raunde, kaip Katleris sakė, Matas lašimo automatas. Tai taip, užgesino tą pirmą raundą, žinai, tą spurtą gerą ir parodė Raimondas, kodėl yra, žinai, mano akimis top 3 kovotojas šitoj svorio kategorijoje, tai kovą laimėjo techniniu nokautu ir ką žinau, žinai, dabar įdomu, kas galėtų būti Spartos atstovui, žinai, koksai sekantis iššūkis. Ką žinau, Rimkenzo. Jisai pats išskyrė, žinai, kad savo toj svorio kategorijai, tai tą patį Narauską, Jasiūną išskyrė, kad galėtų, žinai, pasitikrinti. Su Rimkenzo tikrai nenorėčiau matyti visiškai kovojant jo, nes čia būtų,
kokia būtų logika, žinai, su Matu, tu kovoji laimi prieš Matą ir dabar tau su Rimkenzo reikia kovoti, prieš kurį Matas buvo laimėjęs, tai visiškai nematau logikos. Tiesiog, kad Sparta eina keršto keliu. Jo, tipo visi Spartos turi, žinai, patikrinti Rimkenzo, pribaksnuoti tą užpakalį. Nu jo, bet nežinau, dabar sakau, su tuo pačiu... Jasiūnas iš tikrųjų būtų įdomi kova. Tikrai būtų įdomi kova ir su pačiu Narausku. Ar Narauskas klausimas, ar turėtų Stebuliauskas irgi išskiria, kad Stebuliauskas, žinai, irgi galėtų susiderinti svorį. Jo, tai Vlasevičius turėtų už 7-7, manau, 7-5, Stebuliauskas tai nepadarytų, būtų sunku. Tai kažką gal galėtų pasiderinti. Ne, tai susitiktų kažkur nedaug auginti. Aš girdėjau gandų, kad ir Stebuliauskui buvo sunku ir nusimesti iki šito 77, lygtais netgi kovojo už truputį didesnį svorį, jie iš tikrųjų kovojo ir Vikšraitis tiesiog sutiko. Tai... Matai, vis tiek raumenų priauginus jau. Sunku, aš manau, kad degini po to raumenį ir sunku tiesiog. Tai ryškus jau ant tiek maksimaliai išsiriškinęs yra, žinai. Stebuliauskas, bet kalbant apie šitą kovą, apie automatą Matą ir prieš Raimondą, tai realiai nieko kaip ir nenustebino, žinai, mes kaip ir prognozavom, taip ir įvyko. Žinai. Tai Raimondo keli, aišku, yra dar tų kovotojų, kas toliau, kaip kas, bet mane labiau klausimas domina, kas Mato keli toliau, nes šiaip viena pergalė tik jų timėjai prieš Rimkenzo, kas irgi jų kova atrodė labai sunki. Ir ten tokia grina užtikrinta pergalė, net nepavadinčiau, jinai buvo tiesiog teisėjų sprendimų išverta, išstenėta, ten, nežinau, žinai, visiškai bet kurią pusę galėjo paeiti, tai PM1 prieš KM9 tikriausiai laimėta persvara ir viskas. Tai kas jo keli toliau laukia, nes kovotojų jau nėra, prieš visus gavo. Taip, tai dabar aš sakyčiau, kad reikėtų tikriausiai sportuoti, kas jo keli laukia, sportas. Sportas, reikia gražintis. Tiesiog, jeigu tu nori eiti šitų kelių, tai tiesiog aš manau, sportuoti, reabilituotis ir... Turėtų dabar, kas eina iš prelimsų, kas į prelimsuose visai neblogai atrodo jo svoryje, tie kovotojai turėtų, pirmas laiptelis būtų Matą Pultaražinską veikti ir žiūrėti, ar jis susidaro su prelimso kovotojais. Labai gerai pasakyta, tai jo, tikriausiai reikėtų leistis iki prelimsų ir tada sakyti, žiūrėti, žinai, ten, jeigu tu ten parodai, kad tu esi už jaunimą, tą kylantį jaunimą geresnis, tai tada tu jo turi teisę kovoti vėl. Antrą ratą eiti ir žiūrėti, bandyti. Vėl turi įrodinėti taip, bet dabar aš nemanau, kad esi nusipelnęs kovoti vėl. Prieš kokį Jasiūną, ar prieš Vikšraitį, ar prieš kažką. Vakaro, tu neturi teisės realiai. Kitų kovotojų atžvilgių žiūrint. Bet, sakau, bet Raimondas, tai norisi matyti jam, žinai, iššūkį. Ir dar kokia mintis yra, kad tas serbas, kuris laimėjo prieš Jasiūną, žinant Raimondo, žinai, kad jis yra keršytojas Lietuvoje, žinai, atkeršyje už tos lietuvių pralaimėjimus, tai galėtų Vlasevičius irgi atkeršyti serbui, žinai. Na, šitos nesupykčiau, šita kova būtų man įdomi, būtų gera iš tikrųjų. Visai norėčiau ją pamatyti. Čia irgi gera mintis, nes pats ir serbas išreiškė mintį, kad norėtų sugrįžti į timėjų turnyrą. Patiko, tik serbui tokiam lygiai sukovoti. Tai viskas, tai va, čia tikrai pritarsiu šitai minčiai, man labai patiko. Bet palauk, tai mes galim netgi tokį pravardę duoti, kad keršytojas. Keršytojas? Ja, keršytojas, tokia pravardė. Spurginis keršytojas? Spurgelė, žiauris, tas spurga, tai man irgi žiaurite. Tikrai turėtų žmogų, spurgo kažkas, kas kepa spurgas, ne? Donų ten kažkokiu yra lab, ten kažkokie. Tikrai turėtų be kalbų šitą žmogų padaryti savo reklaminių veidų. Nu, čia yra blemba žvaigždžių sudėliota. Aš manau, kad tiesiog, jeigu jūs esate Vilniuje ir jums trūksta minčių, kur nueiti skanių spurgų pavalgyti, tiesiog rašykit Raimondą Vlasevičių ir viskas. Taip, jisai yra ekspertas šito klausimu. Tai va, linkėjimai kovotojai ir šiaip judam toliau. Judam toliau, tai kas toliau mūsų keli, tai yra Natas Tupak su Edgaru Semionovu. Tai labai, sakyčiau, ne tai, kad nustebinusi kova, kad laimėjo Natas, nes abudu irgi nubalsavom, kad Natas laimės, bet kaip Natas išėjo ir pusantro raundo, kokią energiją tiesiog
sakyčiau, nepabijosiu to žodžio, niekino Edgarą. Ta pusantro raundo tai tikrai niekino, kita likusi kovos dalis pusantro to raundo, tiesiog jinai ten buvo, apie nieką, tiesiog susistovėjo, žinai, kaip jau eiliniam kokiam turnyre būtų pavargę kovotojai. Bet Realiai kova tęsiasi tas trečias raundas dėl to, kad nepavyko į nokautą pasiūsti, ne, Edgar? Tai labai užsifiksavo gal ant to pilvo, vieną kartą pavyko pramušti tą pilvą, užsifiksavo ant to pilvo, kad vėl dar kartą pramušti, manau, kad jeigu būtų gal daugiau mušęs galvą, ar pakeitelios dar aukštų, gal būtų pataikęs ir į galvą, gal stipresnis smūgį, bet šiaip. Tai knockdownas po knockdowno, žinai, tai knockdownas po knockdowno buvo ir... Šiaip. Siuntė Edgarą į knockdown ir sakau, vien dėl to tęsiasi kova, kad nepavyko į knockauto padaryti ir išsisiemė kažkiek išsproginėjo jau trečiam raunde, tiek jėgų nebuvo pas Natą ir sakau, blemba, tai čia viskas dar kartą nustebino Natas forma tikrai yra, blemba, galim sutikti, kad yra labai gera, žinai, ir iš tų prelimsinių kovų, tai tikriausiai vienas karščiausių dabar, ne, yra kovotojų. Kiek kovotojas, Natas kaip kovotojas atrodo kiekvieną turnyrą išeina vis patobulėjęs, tai tikrai nesupykčiau, jeigu netolimoje ateityje jis padarytų revanšą prieš Artūrą ar su kokiu Dovydu Levickiu kovotų, tai būtų tikrai labai įdomu pamatyti prieš abu iš šios kovotojus ir jeigu prieš abu pasimtų po pergalę, tai aš manau, jį turėtume matyti ir kovojant jau pagrindinėje dalyje, nes daugiau nėra ką ten įveikti, man atrodo, daugiau lygtis kovotojų tam svorį nėra pas juos ir galėtų eiti tolyn. Atrodo, žinai, kaip sunkesnis kovotojas, bet taip kaip pagalvoji, 66 kg svorio kategorijoje kovoja ir blemba man su tuo pačiu, žinai, kaip ir sakai, su Pultaražinsku atrodo būtų logiška jam sukovoti. Būtų tikrai įdomi kova, jeigu tu norėtum kilti aukščiau. Nebūtų šios kovos, neriau. Svorio nepasidarys, žinai. Nepadarys, nes Pultaražinskas dabar kovoja už 75 kg. Sakau, nepadarys svorio, nes čia 7-1 jis irgi, man atrodo, labai sunkiai padarys. 74 kovoja, tai dabar, žinai, 66-74, tai nesusitiks, bet Natas toks, man atrodo, žiūrint į jį, jisai galėtų priaugti kažkiek tą svorio, bet kiek jam būtų pačiam naudinga. Nei kiek nenaudinga, aš manau. Tikriausiai. Nei kiek nenaudinga jaučiu būtų, nes čia dar 66 kg nieko, kaip realiai nieko neįrodęs, prasivedęs geras kelias prilimsų kovas. Tai 2 kovas. Ir jam dar tobulėti šitam svoriui ir tobulėti ir aš manau, kad su tinkamu geru darbu jis gali būti šios svorio kategorijos, ten iki 7 kokių kilogramų galėtų būti vienas iš topinių irgi kovotojų. Aišku, ne dabar, ne per 2 metus, bet gal toks 5-mečio plane, jeigu jis ten taip pat dirba ir viskas, tai aš manau, kad būtų vienas iš to. Tai dabar revanšas, aš tikriausiai norėčiau, kad revanšuotis. Sakau, arba revanšas, arba Levickis koks. Levickis dabar šnekama, kad su to Artūru, žinai, kovos. Tai aš irgi girdėjau šitos gandus, aš jau galvau, kad šitas bus jau ir šitam turnyre Ultimate 9, bet gal kitame bus, nežinau, dabar žinau, kad Artūras tik tais kovoja, ten Moldavijoje kovos prieš kažkokį čempioną, ten neatsimenu, ten žiūrėjau, bet pavardės tikrai nepasakysiu, bet ten tas kaip ir prieš Moldavos lygtais atstovo, tai irgi visai neblogas kovotojas, tai ten aš manau, kad rimtas iššūkis jo laukia ir tikrai prasibandys. Tai bet aš jau pasilgau Artūro, jau norisi irgi pamatyti kovojant į UTMA turnyrę, tai blemba. Turėtų tikrai, jau norėtųsi pamatyti, čia pritarsiu. Žvėriukas, jo, ten geras, jisai blemba, toksai visą laiką įdomu pamatyti tos iš prasisukimų, o šiaip apie šitą kovą grįžtant, tai aš prognozavau, kad Edgarą berods, ne, kad laimės. Ne. Ar Natą, aš sakiau. Natas, abudu sakėme, kad Natas laimės, taip. Tai gerai, mes vis to pataikom. Vis dar pataikom. Sekanti kova, ką mes turime, tai Dovydas Rimkus prieš Raimondą Krilavičių. Aišku, čia mes spėjome, kad prieš Misiūną ir tada sakėme, kad gal jeigu Misiūnas sportavo, jis laimės, o jeigu Dovydas neaišku, kokiai formai, kaip jis būna, kartais tada jis gal pralaimės arba laimės, jeigu geresniai formai, tai nesvarbu, man atrodo mūsų tie rezultatai dabar.
Taip, bet vis tiek galima apžvelgti šitą kovą. Nes aš jos net ištryniau, bet... Įdomu apie ją pašnekėti, bet aš kaip ir pasakyčiau, jeigu būtų kovo vykusi pagal planą, ne, prieš Misiūdą, tai net nežinau, ar Rimkenzo būtų laimėjęs savo topiniai formai, žinai, čia taigi buvo 4 Super Saiyano formą pasiekęs, jau ten dešinė ranka tai sekė, net tai veždavo ant karučio, nes tiek svėrė, kad, žinai, ten gesindavo laužus ugnis, karočią, gesino Kanadoje, miškus, žinai, su ta ranka dešinė. Tai, nu, lemba. Ir išėjo MMA kovotojas su atvira barzda, žinai, ėjo už draugus ir užgesina tą Rimkenzo ir čia, žinai, tas formos, žinai, šnekiek nešnekėjęs, visi mes galim pabazarinti, kai už atsakyti reikėjo, tai niekur neatsakė, o būtų gera istorija, kad, žinai, būtų laimėjęs. Tai... Nežinau, man šita kova, tai, nu, realiai, kaip ir Misiūno kova, man atrodo, būtų prieš Misiūno kovas, taip ir prieš Raimondą Krilavičių. Yra apie nieką. Aišku, su Raimondu tiesiog įmetė į tokią daugiau aistrų, daugiau tų visokių minčių, kad kaip čia kas bus, ypač tos spaudos konferencijos, po spaudos konferencijos, tada po sverimų, kai su galva dar pasmugiavo, tai tokių visokių... Užhaipino, padarė ką reikėjo padaryti su turnyru, iškėlė dar papildomai tikriausiai ir vietų ir viską pardavimų padarė, pinigų prasidarė, viskas labai faina, bet sportinė prasme, tai čia nežinau, nepabijostų žodžiu, Raimondas tiesiog išėjo supizdinti Rimkenzą, su tą mintim, kaip iš Bardako 2 išėjo, Reišanas Mešas 2 išėjo, ir reikia pasiaiškinti santykius, o Dovydas šiaip techniškai man ten žiūrint, tai ką jis darė gerai, tai tiesiog išvinginėjo tų smūgių, nueidinėjo į šonus, nes, man tiesiog humorą kėlė, kai Raimondas iš vieno ringo pusės perbėga į kitą ir vos neiškrenta iš ringo ten. Tai tas, matėsi, kad tiesiog emocijų vedamas, tai, o Rimkus nežinojo, ką daryti, jis tiesiog atsitraukinėjo ir ką pamiršo daryti, tai kad turi rankas ir tą, kaip sakai, Super Saiyano ranką ir formą buvo padaręs. Tiesiog smūgiuoti pamiršo, tai, bet ką žinau, 3 nepajungė, tą spaudimą gal ir davė Raimondas, kaip ir žadėjo, bet ką žinau, ne gražiausia kova, aš nematau daug. Džiaugiasi, kad ne MMA kova, žinai, nes to šmaukšt, karočią tą veiksmą, tai kai Raimondas jau ką moka, tai moka, žinai, jau taip lengvai pargriovė. Tai čia... Dziudo, šmaukšt, viso guliu. Viskas. Tai nemanau, kad čia daug ką reikia kalbėti. Sveikinam Raimondą su pergale. Šiaip, man tai patiko šitą kovą. Visi laukia šitą kovą. Iš emocinio lygio tai jo, tipo laukia ir kaip čia bus, o realiai man tai taip, ką žinau. Žinai, judam mažiau toliau, kalbų, daugiau darbų. Jo, taip, teisingai. Toliau turėjome Edviną Šalkovskį su Albinu Binčia Pajezytė. Oi, Albinas Binčia Pajezytis išlindo galai, kad 4 tik kovas turėjęs gyvenime, žinai, ir tai vienas su alkoholizmu. Tai, žinai, 3 kova prieš tokį išbandymą, kaip, žinai, Ryklį Spartos. Nežinau, žinok, seni. Man tai Albino gaila, kad tie treneriai tokie nesaugo savo kovotojo. Turėjo ten, nežinau, 10 kartų išmesti tą baltą rankšluostį. Bet tai darė grimą Albinui Helovyninį. Helovyninį, sakai, ne? Jo, darė grimą, žinai, gerai pagrimavo. Baisiai pagrimavo. Atsinikai, tau sakė, parašiau, kad ačiū Dievui, kad jau pajungė, nes jau buvo nusibodė žiūrėti, nes, maišas atrodo duoda gal daugiau. Jo, blemba, tikrai daugiau šansų maišių laimėti, žinai, buvo. Bet, gerai, prasižiūrėjo savo serijas. Šalkovskis pasižiūrėjo savo serijas, pasižiūrėjo, ką veikia, pats piktas buvo ant savęs, žinai, kad anksčiau neužbaigė kovos, o Albinas tai už dvasę rašau 10 balų, žinai, bet ir šiaip, kad uždrįso išeiti ir taip atstovėti, dar tikrai gerai atstovėjo ir, tik trečiam. Ta prasme, ką reiškia gerai atstovėjo, tiesiog kad atstovėjo. Jo, aš esu buvęs tokioj situacijai, kur, žinai, tave spaudžia, tave daužo ir tu tiesiog sugerinėji, užsidengęs ir galvoji,
kada baigsis šitas? Nu ir kas čia gero? Nieko, gero. žinai, Nu, nieko, tai va. nieko. Tiesiog skauda paskui galvą, truputį vimdo kaip nuo jūros lygos ir ką, nu, tiesiog nieko gero. Nieko gero. Atėmė tiesiog 5 gyvenimo Nu, jeigu metus. maišus siūtum ir gamintum, tai tavo firma būtų geriausia. Alzheimerį priartina ir viską. Jo. Nu, tai Albinas jau Sakau, tikrai nesutiksime jo gyvenime, žinai, UTVMI, žinai, ringę, tai sakau, Edvinui, tiesiog. Pamatėm Edviną ir net nežinau, seniai, ar verta kalbėti apie Ne, šitą tiesiog kovą. man vienintelis dalykas, sakau, yra gaila jo kaip kovoto, kad turi tokius trenerius, kurie nesaugo jo sveikatos viską. Ja, mielas Albinai buvo laišką rašė Simona kažkada per dainą, tai va. Atsimeni, mielas Albinai. Tai va, kur keliamės toliau, Egidijau? Keliamės toliau. Pataikėm palaukę šitą kovą, kas laimėjo Šalkovskis ar Albinas. Abudu pataikėm jo, kad Edvinas pasiims. Tu dar netgi prognozavai nokautą pirmame raunde. Okay. Tai galima sakyti atspėjai, biškiai su skaičiais problemos pas tave, bet nieko. Tai toliau ką, turime Rytį Vaitkevičių ir Deividą Jemlianovą. Tai va, Palanginiai atvarė palaikyti. Palanginis atvarė, ką galiu pasakyti, parodė labai didelę širdį, labai didelę energiją. Tai labai tas patiko. Patiko vagalą. Nėra techniškiausia ar gražiausia, bet energija 3 raundus, 86 kg tokį intensyvumą palaikyti, tai yra labai pagirtina. Nu, laimėjo Palanginis, laimėjo 3 raundus iš 3, tai Deividas, man, ką aš galėčiau skirti tie kojų smūgį, aš kažkaip visą laiką įsivaizdavau, kad jisai bokso atstovas ir jo kampe buvo legendinis jau tapęs boksininkas, pavardės tikrai nepasakysiu, bet taip išskyrė, jie tai iš veido matytas, kaip ir žinai, bet dabar pamiršti, žinai, ant podcast'o. Tai treneriukas buvo, žinai, kartu su juo, ten draugas, treneriukas, nežinau, bet Deivido, ką išskirčiau, tai kojų smūgius, nes tai pradžiai dar pateikė komentatoriai kažką ten apie kojas, hihihaha, ir tada, kai pamatyk, jis smūgiuoja, tai wow, nenorėčiau jokiais būdais, žinai, gauti laukiko iš šito žmogaus, o Rytis irgi tikrai, sakyčiau, brandžiai sukovojo, padaręs kvapą, vasarą tobulėjęs ir gal kiek sakyčiau, kad neišnaudojo savo ginklų, nes buvo kiek visą galvą didesnis. Neišnaudojo, labai leisdavo prieiti, iš tikrųjų per daug leisdavo prieiti, bet aišku, Deividas tokia, nu, kaip sakyt, nulenkęs galvą ir malūną, kitą kartą pajungęs tą vieną, primetė labai su tą energiją ir visą laiką įmų į priekį, davė spaudimų ir Rytis, man atrodo, biškai pasimetė situacijoje, tiesiog ir keletą situacijų net nenuskaitė, kur galėjo tikrai padaryti gal ir pabaigą, žinai, tai manau, čia yra patirties trūkumas. Nu jo, bet matosi, kad pasiryti taip, kad matosi rezultatai, kad tobulėjo visą vasarą dirbo ir matosi, kad Bahuriukas tikrai lipa į viršų, kyla, forma kyla, gerėja, technika gerėja ir šiaip lemba sudėtas, tai tikrai šitai svorio kategorijai tikrai gerai sudėtas yra žmogus, dabar buvau sutikęs bero netyčia Žalgirio. Tai už tai čia pagirimus ir žaistai, nes bijai, kad dar kartą gali sutikti. Aš galiu bijoti, kiek man čia liko, žinai, tam gyvenime gyventi. Tai šiaip, gera kova, man tai patiko energija šitos kovos, kad nebuvo jokių pauzių, jokio atokvėpio iš abiejų kovotojų ir sakau, išskirčiau energiją ir skirčiau Deivido laukikus ir šiaip tą lipimą ir norą laimėti, įrodyti, žinai, kad jisai yra naujokas, bet jisai čia užsibus, žinai. Sometimes your words just hypnotize
Tai ką, Egidijau, mano mielas Ambalė, smagu, žinau, kad turime naujus draugus, kurie prisijungia prie mūsų projekto, tai yra Fate Factory Barbers Kaunas, ką galite matyti ir ant mūsų maikių, ką galite matyti ir UTMA ringo viduryje. Ką galite matyti kovotojam ant nugarų, tai yra visur ir jie yra visur ir jie yra kur? Urmo miestelį. Urmo miestelį. Važiuojate į Urmo miestelį, pavažiuojate tiesiai ir matote didžiausią iškabą Fate Factory. Tai užsukite, galite sutikti begalę kovotojų, kuriuos šitą barberinę kirpiklą remia. Tai užsukite dabar, Fate Factory yra išsiplėtę dvigubai didesnės patalpas, ten prasigriovė sienas, prasiplatino ir dasijungia tokios dar paslaugas papildomas, kaip manikiūrus daro. Tai galite pasigražinti, tikrai apsidžiaugs karalienė jūsų, pamatę gražius nagus, galite pasidaryti manikiūrą ant masažinės kėdės atsisėdę, galite pasidaryti makiažą Halloweenui, tai dabar artėja Halloweenas, tai galite užsukti, pasidaryti makiažą, manau, kad ateityje tikrai gal net ir dabar daro makiažus ir vestuvių progom, kiti, žinai, mėgsta tokius dalykus, tai galite ir taip pasinaudoti, tai apsikirpkite, pasigražinkite barzdas, pasidarykite manikiūrą ir, žinai, jeigu tu nesi su gera šukuosena, tai koks tu Ambalas, žinai, aš taip pasakysiu. Come to Fate Factory, Habibi. Habibi, come to Fate Factory. Tai gerai, toliau, ką apie rytį galėčiau pasakyti, ko man iš jo atrodo pritrūko. Tai kažkaip stabilumo ant kojų, tokio balanso, atrodo toks biški smūgiuoja tą koją, tai krenta ten bilek, nu toks biški tokios tos kojų smūgiavimo technikos, atrodo, galėtų ją pagerinti tikrai. O šiaip tai ką, žinau, kaip sakai, gerai sudėtas, šiai svorio kategorijai, aukštas, viską reikia išnaudoti tiesiog savo ginklus ir tą patirtį kauti. Dažniau gal, nežinau, kiek dalyvauja mėgėjų varžybose rytis, tikrai šito neseku, bet gal reikėtų dažniau ten dar pasivažinėti, parinkti tos patirties ir ne vien koncentruotis jau įtimėjai prilimsų, žinai, o daugiau patirtį tiesiog rinkti, kad darytum tai, ką darai gerai, kad skaitytum tas situacijas, nes smūgiuoti moka, tai ką žinau, ko reikia dar, kad skaitytų, žinotų, kada įkišti tą koją, žinotų, kada įkišti kelią. Sutiktum pats su teisėjų sprendimu, kad 3 raundus laimėjo Deividas? Už energiją tai taip. Ir smūgių tikrai, man atrodo, Deividas daugiau paleido ir gal daugiau lendino, žinai, tikslių, gal biškių kažkiek. Tai gal iš tos pusės tai sutikčiau, žinai, ne. Aš kažkaip pasakyčiau, kad tikrai 3 iš 3 jau taip netiduočiau, kad laimėjo, sakyčiau 2 iš 3 gal taip laimėjo, bet vienas. Nu, jautėsi vieną momentų, gal pasėdus tą bateriją, buvo jau pas Deividą, bet ką jis vis tiek darė, jis ėjo į priekį. O tai irgi lemia, kiek tu gali, nu, kad tu tašką gali už tai pasiimti. Aš manau, už dvasę, taip. Taip, už širdį. Už norą laimėti, ja. Tas yra labai svarbu, yra kovojant. Tai, manau, čia mūsų iš tikrųjų mes jau perėjom, taip visą pirmą dalį, ką buvom praėję. Tai labai gerai, o dabar kokia buvo prognozė? Ryčio, čia mes išsiskyrėm. Aš sakiau, kad rytis laimės, nes mačiau, kaip darbavosi vasarą, tai galvoju, turi atsipirtas darbas, dėja ne, o tu sakei, kad Deividas užbaigs kovą nokautu. Ai, nu bet vis tiek pasiekė pergalę, nes įgavo nokautą, bet aš palauk, dabar neprašovęs dar nei kartą. Tu dar kol kas neprašoji. Expert, yeah. Expert. Expert. Dėl statymų kreipkitės. Ką toliau, mes pradėjome antrąją dalį su Sergejum Maslaboviru Muhamedu Hamdži Hadži. Bet ir gerai, kad pradėjom su šitą, nes užbaigti su ją buvo nelogiška jau, žinai. Kartais nereikia pasilikti, žinai, pagrindinės vakaro kovos tokios, žinai. Pabaigai, jo, žinai, nes lemba, taip logiškai mąstant, žinai, jau 12 valandą, kiek kovų buvo, 12? 12 kovų, jo. 12 kovų, 12 pusę pirmos, žinai, žiūrėti, nu, kad ir kaip jau tau patinka, žinai, Maslabojevas jau yra sunku, jau, žinai, jau tavo lemba jau pavargusios smegenys. Ne, šiaip irgi į turnyrą dėčiau tikriausiai kokių arba jį anksčiau pradėti reikėtų ar turnyrą arba dėti mažiau kovų, bet, nu, kadangi bilietų kainos tikrai palyginusi, šiaip, nu, nėra jos ten mažos, nėra gal ir pačios aukščiausios, bet
tu turi pateikti jau daugiau gal negu 10 kovų, tai iš tos pusės, kad bilietai tai gautų tą kainą, žinai, atsvarą. Aš sakyčiau, kad 10 yra kovų 10 yra labai nemažai ir gal aš nuimčiau tų prelimsų geriau, žinai, kovų ir palikčiau tiesiog, žinai, va ten Maslobojevą, o nuimčiau tas ir tas kelčiau tiesiog į kitą turnyrą, žinai, nes paskui galvojama, dėliojama, ką čia su ko statyti, Aš pradėčiau anksčiau renginį tiesiog. Ja, o vis tiek renginiai vyks, žinai, jau yra net paskelbtos kitos datos ir kam dabar, žinai, grūsti vieną kartą, nors, blemba, galėtum ir padalinti kartą, žinai, tai 10 kovų, tiesiog 10 geresnių, žinai, rimtesnių, kurių labiau laukiu kovų. Irgi yra, bet aš nepasakyčiau, kad Sergejus buvo bloga kova. Ne, gera. Priešininkas pagaliau iškovojo Sergejus 3 raundus, nepadarė nokautų. Pagaliau, tipo, gal ir norėjom kažkiek, bet man tai patiko Muhamedas, kad jis viską gerai darė. Jis nedavė Sergejui dirbti, jis gal ir nesmugiavo tiek daug, jis jau, man atrodo, žinojo, kad tai nebus kova, kuris gali laimėti taškais, nebus kova, kuris gali laimėti nokauto. Tai bus kova grinai dėl patirties ir pasitikrinti, kuriame lygiai esi, tarkim, ir kovoji su didesnio svorio savo, kaip per spaudos konferenciją, kaip sužinom, kad daugiau kovojo už 86 kg pagrindė. Tai ką žinau, aš sakyčiau, visai gerai sukovojo, visai taktiškai, protingai, viską darė jis gerai. Tai sveikinam Sergejų su pergalė, bet... Ispanas tikrai parodė kiaušinius, atstovėjo su tokiu, žinai, kovotojų tarpe Megastaro, žinai, Glory buvusių čempionų. Tai Europos Megastaras vis tiek. Taip, vis tiek yra jau tikrai vardą pelnęs, mes čia, žinai, jau tam Sergejui jau tą išgyrė, bet aš pasakyčiau taip, kad 99% galėčiau teikti, žiūrint mano akim po šitos kovos, kad nesiruošė Maslobojeva šitai kovai, žinai, kaip ruoštųsi kokiam Glory turnyrui ar gal kažkokiam kitokiai dvikovai, bet nesiruošė, tikrai nebuvo savo tos topinės formos, matėsi tikrai, kad ir toks truputį ir pilvukas netgi, žinai, atrodė toksai užmetęs kažkokį, žinai, nes... Tu apie pilvus kalbi. Aš galiu kalbėti apie pilvus, žinai, tikrai, aš esu pilvų atstovas su Ablasevičium, žinai, tai sakyčiau, nebuvo topinės formos, pasiruošė kažkiek, ruošėsi, tai tikrai ruošėsi, žinai, darėsi tikrai tą savo kempą, ten metėsi svorį jo, bet tikrai nesu tokiu užsidegimu, su kokiu ruoštųsi Glory čempionų, žinai, ten diržų ar kažkam, žinai. Tai tik tas, aš matau vien iš tų sprogimų, žinai, Gal, kaip sproginėjo šitą kovą, žinai, koks buvo aštrumas, kokiam, žinai, lygį kovoja šitoj kovoje ir kokiam kovoja ankstesniuose, žinai, kovose, tas 8-tukė tam pačiam, žinai, tai skiriasi tikrai. Gal net nesiginčiusiu aš taip dėl šių dalykų su tavim, nes negaliu komentuoti, kad jis ruošiasi taip pat ar mažiau. Aš 99% daviau, aš sakau, kaip man atrodo, žinai, kaip buvo iš tikrųjų, žino tik tai, žinai, komanda jo ir jisai pats. Aš manau, kad jis vis tiek ruošiasi taip pat kaip ruoždavosi, gal mažiau fizo dar, nežinau, gal mažiau tų fizo darė, nes vis tiek žinau, kad su lengvesniu gal kovotojų kovoti gal tiek nereikėjo, bet ką žinau, viskas gerai ten. Viskas gerai, taip. Nieko nėra per daug ką komentuoti, nes Sergejaus pergalė buvo numatoma, o Hadži pasirodė tikrai visai gerai, netgi geriau negu tikėjausi iš tikrųjų. Aš norėčiau jį, žinok, dar kartą pamatyti, bet pamatyti savo svorį. Savam svoriu, tai su Dirkšiu galėtų eiti. Tai su kažkuo tikrai, rast su ko sukovoti ir manau, kad tikrai galėtų dar atvažiuoti, nes irgi jam patiko turnyras, patiko atmosfera. Aš jį visai pamatyčiau ir kad yra biški didesnių svorių kovoja Šalkovskis, bet su Šalkovskiu galima būtų visai įdomu pamatyti, nes protingai tas Hamdžiai dirba ir pasižiūrėti, kaip Šalkovskis sekasi su protingai dirbančiais kovotojais. Tokiais, žinai, Vako
vis tiek. Tas čempionas, žinai, jis jau tikrai turi tą lygį, aš manau, ir visai būtų įdomi kova, susižiūrėtų, tikrai nesupykčiau. Blemba jo, dabar Šalkovskis, žinai, čia va toksai po Trefkės lengvo, žinai, čia šitos. Manau, tai būtų visai geras. Visai logiškas tas būtų, žinai, sprendimas sukovoti, nes, nu, tipo, ką tai jam irgi Šalkovskį galėtum dėlioti, žinai, bet ten tų įmonių, žinai. Tai visai gera kova, žinai, va, geros mintis gimsta šnekant, žinai, tai va. Visai. Išnekėjom, galima Šalkovskio kitą kovą. Čia, aišku, mes irgi savo balsus taip padalinom, taip pat laimėjom, mus irgi išėjo. Na, taip, čia nieko, jokių stebuklų nėra, jokių čia... Ką? Yra, nu. Toliau judam, biškį pamėtysiu kitaip kovas, tai toliau, galvoju, mano galva turėtų eiti mūsų aptariama Martynas Jasiūnas prieš Nikolą Svetkovič. O va čia ir prasimetėm abudu. Abudu prasimetėm. Iš tikrųjų, tai aš manau, šią kovą žiūrint, kai žiūrėjau, tai Martynas viską darė tą patį, ką ir darydavo kitose kovose, išėjo pasitikėdamas savimi, ko man iš jo pritrūko gal kojų smūgių, atrodo mažiau gal smūgiavo negu įprastai. Ir tikriausiai Nikola buvo jį išstudijavęs, nes tuos žinojo apie jo daromus atsilošimus išvengiant smūgių. Nu ir labai Nikola gerai pajautė atstumą ir nesikirpo gal nagų. Užkabino su nagų. Užkabino. Gerai, kad gerklės neperbrėžė. Jo, gerai, kad gerklės neperbrėžė, užkabino su tuo kojos piršteliu, bet tiek ir tai reikėjo, kad į tą knockdowną pasiųsti. Ir manau, nuo to viskas ir prasidėjo ten. Biškė abejonės gal pas Martyną atsirado, o Nikola, tai galėčiau pasakyti, noriu aš pamatyti dar kartą turnyre, kaip jis dirbo rankom ir kaip jis jautė atstumą, tai buvo tikrai labai gražu žiūrėti, Taip. Buvo, tai nežinau, net Martyną net nesakyčiau, kad jis blogai sukovojo, aš tiesiog manau, kad per daug gal pasitikėjo savo jėgomis. Na tai pirmas užsienio atstovas šitoje organizacijai, kuri norėtųsi dar kartą pamatyti. Tai kurie jau taip legit jau norisi pamatyti kuo greičiau, žinai, nes tai, sakau, visiškai nustebino. Bandėm ieškoti apie jį kažkokios informacijos, tai ten radom, net kartais atrodo, kad net ne jį radom iš tikro. Nu tai ten daug, Nikolų ir Svetkovičių tai daug yra. Pilna ir blemba, man, žinai, kas įstrigo tie išėjimai iš nepatogios situacijos, žinai. Jam yra jau nepatogu ir jisai taip sugeba išeiti ir pasidaryti savo tarpą, susikurti ir išsmugiuoti, tai čia yra menas visiškas iš Nikolos pusės, o Jasiūnas tai ne savo terpį tiesiog kovoja, jam reikėjo, žinai, mane buvo tas kovojant, kad kodėl tu kovoji tam kickboxe, žinai, aš visą laiką man ta mintis, kam, žinai, čia ant geros bangos buvo, jo toj Muay-Thai, žinai, atstovaujant tas kovas laimint, tai dabar į tą kickboxą nuėjo ir realiai vis tiek skiriasi, jeigu gali man, žinai, gali sutikti su manim, kad skiriasi, tikrai kovojant Muay-Thai, skiriasi kickboxą. Bet Martynui Jasiūnui tai tikrai ne pirmas rodeo yra kickboxą. Tai... Bet jam nepatogu yra kaltis, žinai, kaltis kaip kickboxo taisyklėm tu turi kaltis, o Muay-Thai tu vis tiek kažkiek dar labiau prasideda proto, žinai, tai vis tiek išeina klinčiai, alkūnės, kelieniai, apsikeitimai iš to, žinai, tai iš tos. Bet Jasiūnas vis tiek yra, sutik su manim, kad Jasiūnas yra Muay-Thai atstovas ir Muay-Thai kovotojas. Bet aš, žinai, Jasiūnas moka irgi boksuotis tikrai ir kojas turi tos pačius ginklus ir kad Muay-Thai atstovas ant kojų, jis irgi Martynas gerai judėjo. Čia aš manau vienintelis, kas pakišo jam koją, tas pasitikėjimas savimi su tais atsilošimais. Ir gal nepajautė to atstumo, ką gali Nikola, taip dažnai gal nemėtė tų kojų ir nepajautė atstumo, ką jis gali su kojomis, kiek jis gali jas ištiesti. Ir viskas. O taip tai, sakyčiau, man šitą kovą gražiausia. Du kartus pasiuntė, po to su gera kombinacija ir su dešinė ranka tiesiai į kaktą pataikė. Tai ten, bet jau žinai, po pirmo knockdowno į antrą pasiūsti yra lengviau. Nu taip, jau. Ir ypač, kai tu ne per pilvą, žinai, o per galvą jau pirmą pramušį, tai antrą pramušti irgi dar lengviau yra. Tai antras jau toks nestebino, kad buvo taip, kad wow, čia
gal nustebino, kad rankomis išmušė ir, žinai, kad, nes galvočiau, kad antrą kartą vėl tikriausiai iš kojos gal turėtų pataikyti ar kažką, bet tokio matosi, kad turi stiprias rankas tas Nikola. Kaip ir apžvalgoje tada minėjau, kad turi tokį primena Narauską, tai aš manau, kad tikrai Narausko jėgos jis turi arkliškai, kaip arklys, kaip ir Narauskas, bet tas rankų darbas pas jį man labai patiko, tie pagazinimai, tie pasižiūrėjimai, sumetimai kažką, jis turėjo, jis dirbo, jis darė, viskas buvo, viskas buvo gerai. Tai šį kovą votoje labai norėčiau pamatyti ir su Jasiūnu, netgi gal ateityje norėčiau pamatyti jų revanšą, nes man atrodo, Jasiūnas tiesiog, nežinau, nebuvo ne jo vakaras, gal nebuvo ir toks nusiteikimas, nes, nežinau, kažkoks jis man momentų buvo, atrodo, pasimetęs, bet aš nemanau, kad tai yra dėl to, kad jis kovojo pagal kickboxo taisyklės. Tas, kaip ir sakai, tas knockdownas, žinai, netikėtas buvo tikrai jam. Atsilošiant gale raundo, žinai, atsilošiant realiai. Aš manau, paskutintom sekundėm gavo tokį iš galų pirštų, žinai, kurį tikrai pajautė ir gal nesitikėjo jo tokio ir keitėsi realiai visas kovos planas po šito, žinai. Reikėjo perdėlioti ir matėsi, kad tėvukas jau kampe, žinai, viską kitaip apražęs buvo, kitaip sudėliojo ir tada jau visai kita energija ir kai tu, žinai, jau tau reikia spausti antram raunde, trečiam ir tu pradedi vėl, žinai, tavo barzda labiau atsiveria ir tu vėl, žinai, ir vėlgi, žinai, tada vėl antras knockdownas ir realiai jau tada eini vabank. Vabank turi eiti trečiam raunde, gal pakėlė kiek, pabandė pakelti tą ritmą, bet... ne jo vakaras, žinai. Ne jo vakaras, Nikola tikrai gerai pasirodė. Nikola mes tikrai negalim atimti, žinai, tos pergalės, to, žinai. Pelnyta viskas. Pelnytai laimėjo, tikrai labai gražiai sudirbo Nikola ir, aš sakau, norisi matyti jį sekančiam turnyrą, nes manau, kad traumų nepatyrė. Jeigu nesekančiam, galės, bet tikrai norisi matyti, kad atvažiuotų ir tas pirmasis yra užsienio atstovas, kuris yra laukiamas, žinai, laukiamas Lietuvoje. Visiškai pritariu. Gerai, judam toliau turime, ką turime ir toliau, turime Vitą Karosą prieš Deividą Danilą. Blemba, seni tie, kai net neišeina vadaryti, žinai, tie, kai yra su batagėliu per koją. Blemba, va čia va trūko to garsinto ringo gal. Kad kojų smūgiai tie tikrai jautėsi Deivido ant Vito kojos. Deividas sveikiname su pergalė, 3 raundai sakė, kad laimėjo. Aš visai sutikčiau, nes mušė per koją tikrai ten stipriai, per pilvą irgi patikrindavo, gal į galvą rečiau pataikydavo, bet pilvą ir kojas patikrina tikrai. Tai kojas pridaužė, seniai net girdėjau, kad iki šaldytuvo Boltą kvietėsi, kad nuvažiuot, žinai, Vitas, tai net negalėjo vaikščioti, žinai, tai prispardė normaliai. Bet šiaip žiūrint kovą, tai nepasakyčiau, kad Vitas blogai atrodė, ar taip jau labai jau stipriai nusileido. Sakyčiau, kad visai gerai atrodė, matosi, kad rankom dirba gerai, kojų smūgio ir gynybos, kaip sakytų, blokų trūksta ir aš manau, kad čia ateis su patirtimi ir su treniruotėm. Visgi jaunas yra dar tai. Jo, čia tikrai, kaip ir šnekėjom, naudinga buvo Vitui pasisemti patirties iš tokio atstovo kaip Deividas Danilas, žinai, tikrai jisai gavo tikrai labai daug iš tos kovos, pamatė kokiam atstovė ir pamatė, kad gali stovėti. Ne? Taip, 3 raundus atstovėjo, realiai, kaip lygus į lygį, tik tai, kad, žinai, Deividas tikslesnis buvo, greitesnis, aštresnis, žinai, labiau pataikė, kaip sakyti, ne kaip lygus į lygį, bet galės greitų metų tikrai mesti iššūkį. Aš manau, poros metų bėgėje turėsime Vitą labai stiprų. Ja, dar važiuos į Tailandą, dar tobulins tą savo techniką, kojų smūgius, viską. Tai, žinai, bokso tikrai matėm bokso, kad jisai ką turi, tai turi rankas, o kojas matėm, kad irgi kažkiek naudoja, bet tikrai netokiam lygiai kaip Deividas Danilas. Taip, visiškai, neturiu ką daugiau. Tai laimėti 3 raundai iš 3 Deivido ir tiesiog dabar, ką tu galvoji, kas galėtų būti Deivio kelyje. Deivio tai veš kažką užsienį. Nes Vitą tai mes žinom, gins diržą prieš Kalasiūną tikriausiai. Tikriausiai taip, Deividas tai ką, turi gauti užsienietį kokią, ar išvysime į lapkričio turnyrę, klausimas aš manau, nes...
Tiesiog ar per mėnesį surasti, padaryti vėl pasiruošimo stovyklą, kaip Deividas pats jaučiasi, reikėtų jo paklausti. Čia tik tai dėl šaibų, manau, žinai, galėtų kovoti, dėl babkių, žinai, sukovoti. Aš manau, kad labiau norėtų gerai pasiruošti ir kovoti prieš irgi pajėgų priešininką, kad būtų dėl ko. Tai ką žinau, aš manau, kad jo, kad tik užsienietis dabar matomas lietuvė, aš nematau, ką galėtų čia dabar statyti. Netgi, žinai, norėtųsi, kad pasidarytų gerą kempą, gal jis ten, žinai, tai Tailandą kokį išvažiuotų kažką ir ten prasivestų kovų, truputį, žinai, užkeltų ten pakovoti ir tada, jeigu jau grįžtant į Lietuvą, tai galėtų netgi remačą daryti, kur praeitą kovo su, nepamenu. Tikrai. Būtų stipru. Nes ten galima sakyti, kad po operacijos buvo, žinai, ten būtų stipru, būtų labai sunki kova. Ar pamatytume kitokį Deividą? Klausimas, ar kitokią baigti, pamatytume irgi klausimą. Būtų stipri kova, tikrai būtų stipri kova, bet pamatysim ateityje, čia labai sunku. Ką, čia turi būti, žinai, tie, kaip sakyt, kas ieško kovų. Matchmakeriai, tegul dairosi Deividui priešininko. O ką, mes judam toliau. O čia mes pataikėm, ne? Abu nusprendėm, kad Deividas laimės. Tai realiai dabar tik tai... Aš esu realiai, abu esam po vieną prasimetę ir aš vieną papildomai, kur išsiskyrė nuomonės. Ką, einam toliau ir toliau mes turime Matą Stebuliauską prieš Henriką Vikšraitę, titanų, veteranų, dvikovą. Abu nusprendėm, kad Henrikas laimės, nuomonės neišsiskyrė. Iš tikrųjų, kova tokia, kur... Nežinau, atrodo, Stebuliauskas daugiau žalos pridarė Henrikui, spaudos konferencijai buvo po to matyti ant veido, bet gal kiek Henrikas išleido daugiau smūgių ir aktyvesnis buvo, daugiau pritaškavo, taškų surinko, o Matas, man atrodo, labai norėjo flying knee įkišti, labai norėjo tą flying knee įkišti, biškai gal vienoje vietoje ir pasiekė kažkiek tais, bet ne taip, kad baigtųsi ta kova. Kitus kartus atrodė, kad, nežinau, aišku, per TV stebėjom, tai kad gal net ir užkabinės buvo ta Henrika taip, kad gal apsvaigęs kažkiek tais buvo, nes, tikriausiai jėgos Matas turi daugiau, tiesiog iš savęs. Labai šiaip nustebino Stebuliauskas. Tiesiog net nuleidęs rankas kartai, žinai, prieš... buvo tas. Net nuleidęs, žinai, rankas. Ėjo tai pasitikėjimo tikrai, pajautė, kad gali stovėti ir aš kažkaip buvau skeptiškas, kad stovėsenai, žinai, kovos prieš tokį atstovą, žinai, kaip Henrikas, žinai, kaip atsimenant, koks jisai buvo prieš tą paspirtuką, žinai. Tai, blem, aš to vėl, žinai, kiek įdomu pasakiau per šitą podcastą. Bet... Stebuliauskas, sakau, nustebino ir aš gale kovos netgi sakiau, kad kils ranka, žinai, Mato. Lemba, aš tai irgi taip nesakyčiau, kad visiškai buvau įsitikinęs Vikšraičio pergalę po kovos, bet toks žiūrėjau, galvoju, lemba, ant taškų, nebent jau taip labai daugiau pritaškavo, bet ir daug, žinai, jie labai abudu į artimą sueidavo, užsidengė ir tu nematydavai, kiek iš tikrųjų smūgių pralindo, kiek nepralindo. Tai tas labai buvo, apie tai buvo labai sunku spręsti, kiek čia, kaip kas, bet nežinau, man atrodo, abudu patenkinti kovos baigtimi, Stebuliauskas patenkintas, kaip pasirodė. Nes tikrai gerai pasirodė, tikrai norėsiu pamatyti jį kovojantį, gal net ir prieš ir Narauską, ir prieš kokį Jasiūną, gal netgi, jeigu ten svorius pasidarytų 7-7, gal sutaptų, gal kažkas išeitų, nežinau. Gal jis jau už 8 turėtų mano prasidėti, žinai, pasie. Gal su pačiu net ir Dirkšiu. Bet, ką žinau, būtų įdomu pamatyti. Aš pasakysiu, kas būtų įdomu pamatyti, tai čia būtų pati įdomiausia Mato kova, tai yra su Krilavičium. Tai čia yra MMA taisyklėm, Krilavičius jau prisijungęs yra, jau sukovojęs yra šito organizacijų. Tai jau antrą kartą jau kovoja, tai jau Krilavičius buvo pagal MMA kovojęs. Jo? Jo,
Antrame renginyje, man atrodo. Jo, buvo. Kaip pasimiršta, matai. Tai sakau, blemba, kas, why not? Nu, tai svoris, taigi tas pats svoris, žinai. Nu, tai... Ne, tai aš tai neatsisakyčiau šios kovos visiškai. Čia būtų visai norėčiau pamatyti, bet taip, iš stovėsenos galvoju gal labiau, kad su kuo tai... Yeah. Tikrai pamatėm, kad Matas visiškai stovėsenai yra pajėgus, niekas pas jį nepradingi ir visai noriu pamatyti. Tikrai. Parašykite komentarus, Matą, ar norit pamatyti stovėsenai kovojant, ar norit pamatyti parterį kovojant, žinai. Kokį klausimą tu klausi? Noriu tiesiog pamatyti kovojant. Ir taip. Bet jo. Tai va, smagu, kad grįžo vyrukai, žinai, Matas grįžo į stovėseną, Vikšraitis grįžo su Fanaru. Po paspirtuko grįžo pasivažinėjimo. Tai smagu, kad grįžo, gera kova ir realiai ta viena iš nedaugelio kovų, kur gale visiškai... Jo, nesupratau, žinai, kieno ranka kils į viršų ir laukiau ir tipo pakilo Vikšraičio ir nebuvau piktas, kad pakilo, bet toks... Bet galiu duoti galvą nukirsti, kad nežinojai, kaip baigsis Ernesto Naujoko ir Arno Kalasiūno kova. Ai, šita kova. Nu, dabar taip apie šitą sprendimą. Ir čia mūsų nuomonės išsiskyrė. Ir Naujokas Nerijus, Kalasiūnas Egis. Vėl prasimetė. Tu prasimetė. Aš sakiau Kalasiūnas, aš sakiau Naujokas. Ai, nu, bet aš senį tai neprasimečiau, nes Naujokas laimėjo. Tai čia... Aš manau, kad teisėjai puikiai atidirbo čia savo darbą. Tikrai? Tikrai. Tik nuoširdžiai į kamerą. Atsakau nuoširdžiai į kamerą. Kalasiūnas laimėjo? Kalasiūnas laimėjo. Kaip? Kom? Gynybą savo. Kur matai, kad Naujokas praleistų kokią alkūnę? Nepraleido jokios alkūnės. Kur, kokią alkūnę, nepraleido. Ten gynyba, va tai vas. Ne, alkūnės laimi kovą. Tada kojų spyrių nebuvo, ėjo atbulinę koją ir taškavo. Nežinau, man tai iš tikrųjų sakyčiau, kad Kalasiūnas labai puikiai susidėliojo gynybą ir gal kiek ir Ernestas aktyvesnis buvo, bet nemanau, kad padarė ten kažkokios žalos ar kažką. Plius dar, jeigu gerai pamenu, Kalasiūnas kelis kartus svypino Naujoką, puntai taisyklėmis ir už svypus, ir už viską gauni taškų. Tai toks, tiesiog taškais. Nežinau, ar kaip minėjo, tik ar visus 3 raundus, ar 2-1 laimėjo. Iš 2 laimėjo. 2-1 laimėjo. Tai tokia, aš manau, kad ten mažomis performomis viskas vyko, žinai, bet tiesiog tie dalykai žaidė, kur tu svypini, kur kaip susiklinčiuoji, tai 2 svypai geresnė. Ir iš kojų pataikė. Ir muitai kojomis daugiau duoda taškų. Korpusą pataikė ir 2 svypai, wow. Jeigu nepataikė, o ką pataikė Ernestas? Pataikė. Į gynybą? Aš tau sukarpysiu ir parodysiu, ką pataikė. Sukarpys parodė. Ačiū. Ką jisai pataikė, žinai, tai aš tai sakyčiau tikrai Naujoko pergalė ir, aktyvesnis buvo, mes jau šnekėjom prieš tai, už aktyvumą, kad irgi yra. Kad už aktyvumą yra, tikrai gavo, bet aš manau, kad gynyba daug pasimetė. Žiūrint, žinai, Ernestas laimėjo Naujokas ir, žinai. Aš manau, kad į gynybą daug tiesiog aktyvesnis buvo, bet daug smūgių nuėjo į gynybą. Arno ir už tai taškų negauni. Man tai what the fuck, žinai, buvo sprendimas. What the fuck, žinai, tikrai pakėlė ranką, tai nesupratau. Rėkiau, žinai, namie, man ne. Bet vienas iš kontroversiškų sprendimų, kur iš tikrųjų reikėtų tikriausiai imti kažkokį kitą gal teisėją, nes mes tai neteisėjai, mes mūsų nuomonės, gal kaip išvelgiame savo akimis, bet gal paimtum kokį neutralų teisėją ir duotum, kad skaičiuotų, tai būtų įdomu išvysti tą nuomonę, žinai. O ne kad kaip ten koks, gal kas įmonė sakė, kad skaičiuoja, padarė paskaičiavimus, viską, tai žinai, čia yra irgi, aš dariau skaičiavimus, aš pasiskaičiavau, kaip man naudinga gali būti. Seniai, žinai, pasimti neutralų teisėją ir... Neutralus teisėjas, tai realiai... Šiaip dėl įdomumo. Realiai, žinai, sekundavo irgi, žinai, ten taip išskirčiau, kad sekundavo susiję žmonės, žinai, tai taip.
Irgi taip neturėtų būti, žinok, taip. Ne, tai aš į šitą Taip diskusiją neturėtų net būti, žinant, nenoriu žinai. eiti, todėl kad čia visai Aš atskira irgi tema yra. nenoriu, žinai, ten Atskira tema. kažką, bet jeigu taip šnekant, tai jis tiesiog buvo tokie žmonės, kurie yra susiję ir kurie negali būti šališki ir realiai čia yra neteisybė. Čia šitoj temui pritarčiau, kad gal kovojant tam tikriems kovotojams kai kurių ten teisėjų ar taškų tų rašytojų turėtų nebūti. Tai čia dėl šitos temos aš net nesiginčiu, čia jau organizatorių klausimas ir organizatoriai turi spręsti šį dalyką ir čia turėjo jau anksčiau atkreipti šį dalyką apskritai. Tai ką, kontroversiška kova, bet ši pergalė Arnui tikrai atveria kelią kovoti su Vitu Karosu. O Ernestui Naujokui, aišku, toks biški atrodo kaip žingsnis atgal ir grūzas, nu? Nu jo, grūzas, bet tai ką šitą pergalę Ernestui Naujokui galėtų duoti dabar? Ką būtų davusi? Ne, ką šitą pergalę davė jam, žinai. Ši pergalė jam nieko nedavė. Ernestui Naujokui. Nes jis jos nelaimėjo. Tai va, tai nežinau, dabar su kuo galėtų įsikovoti, tai dabar dėl diržo tikriausiai negaus, tai dabar Kalasiūnas. Dėl diržo neduos kovos su Didika kokio. Ką žinau? Ja, pagal Muitai su Didika. Ir Didikos irgi norėtųsi pamatyti, žinai, irgi pasilp. Muitai, Didikova tikrai būtų labai jo, sakyčiau, kad būtų įdomi kova. Tai va, tai Ernestas sveikinam su pergalė ir keliamės toliau. Kas toliau, Egidijau? Aš vis dar neprašovęs. Arnai. Žinai, laimėjai. Jo, keliamės toliau. Keliamės toliau. Nu ką, toliau judam Mindaugas Narauskas prieš Dominiką Dirkstį. Nu, kaip čia mes prašom ar neprašom? Sakėm, kad laimės abudu, kad Dominikas. Nu jo, ką, ir tipo, irgi kaip, aš nežinau net. Ką aš dabar turiu sakyti, kad teisėjai čia nusilažė? Galėjom kažką kitą seniai aptarti, ar jau neliko ką. Viskas, čia yra paskutinė mūsų aptariamoji kova. Tai daug, žinai ką pasakysiu, kai pakėlė Mindaugo ranką, kažkiek iš pradžių nustebau, nes gal skaičiau kitus raundus, daugiau Dominiko persvarai, nežinau. Bet tada, jeigu tai pagalvau, kad jeigu 2-2 buvo prieš tai, žinai, 5 raundas gal ir yra Narausko už tai, kad jis užsiėmė centrą ir jie vidurį ir bandė tą vieną smūgį. Dominikas jie atbulinę koją, kad ir taškavo, bet tą paskutinį raundą jis tiesiog Mindaugas parodė, kad daugiau nori šios kovos. Bet galvau, kad reikėtų tikriausiai atsiversti, pasižiūrėti 2, 3 raundą, žinai, 4, man atrodo, viskas aiškus. Dominikas, 1 yra Narausko. Taip, viskas. Ir tas 2, 3 raundas, reikėtų ten pasižiūrėti kaip kas. Bet, ir tada pradėjo tas sklisti video, kur Dominikas atrodo pamygęs buvo. Taip, žinai, tipo, atrodo tą, kur, žinai, kur... Išgeri vieną ir tipo... Oi, stalo, biški, mėgi, nemiegu, žinai. Ne, nemiegu. Prie filmo, žinai, žiūri filmą, ne. Su karalienė žiūri filmą ir tipo toksai jau, žinai. Žmiegi ir toksai, tipo, mėgi, nemiegu, viskas gerai žiūri. Jo, tai buvo truputį primygęs. Tai iš tos pusės, kai tai pamačiau, tada galvoju, kad, vis dėlto Narauskas tikriausiai pelnytai laimėjo tą kovą. Kaip ir sakai, buvo pasidalinęs tikriausiai, 2-2. Ir tą 5 raundą, kaip ir sakai, labiau norėjo tą 5 raundą. Gerai išskyrė, kad buvo užsiėmęs vidurį, ėjo į priekį, žinai, kad ir kiek taškavo, bet... Atgalinė koja, eini 5 raundė, tu rodo kiek tu nori. Aš manau, kad tiesiog Dominikas nenorėjo užlipti ant to pačio grėblio kaip anąkart, prasileisti tą vieną smūgį tokį, gal lempinį, žinai, kokį ir tipo atiduoti tą pergalę. Nes pats jautė, aš manau, kad ėjo ant paskutinio raundą, žinai. Ir toks... tikrai pripažinsiu, 5 raundą atiduodu Narauskui, žinai. Taip, aš irgi lygiai. O ten, kai pamačiau, kad primygęs, tai tada jau viskas. Man abejonių nekyla klausimų, iš tikrųjų. Nežinau, ar teisėjai tai matė, ar nematė to teisėjai, žinai, jis gali skaičiuoti. Gali skaičiuoti, kiek nori dabar, bet, akise vis tiek Narauskas išeina kaip nugalėtas, tai netgi turėčiau sakyti, kad
sorry, Narauskas, kad taip nuvertinam tavo širdį, tavo norą laimėti. Jo, nuvertinom tikrai, bet tai nuvertinom gal, kad... Nuvertinom, kad nuvertin, žinai, nes norėjom, tipo, kad čia laimėtų. Būtų trilogija. Būtų trilogija, vėl jų kova, žinai, dabar 2-0, tai... Nėra trilogija, praranda prasme. Praranda prasme ir dabar vėl galės Narauskas, bet tai laimėjo dabar diržą ir vėl kovos, nes savo patogioje svorio kategorijoje. Kodėl? O kokia nesau patogi? Tai dabar 81 kg, jisai 77 kovoda, bet dabar jau kaip yra taip subrendęs, jau vis tiek išaugęs tų raumenų kiekį užauginęs, gal jam ir dabar 81 jau gal ir gerai. Nėra tokios svorio kategorijos 81. Čia išgalvota svorio kategorija tam, kad suvesti. Ai, ne, kad susitikt. Bet tai diržą kelių kovojo dabar laimėjo. Tiesiog diržą. Aš iš tikrųjų nežinau, kokios svorio kategorijos yra diržas čia. Ir kaip, nes ten šiam 7, aš manau, kad čia yra, tiesiog bus diržas padarytas iki 81 kg ir dėl jo kovos ir, tarkim, kovotojai, kurie 77 kg svorio kategorija ir viskas. Iš tos, aš tokią logiką galvočiau. Nemanau, kad 75, gal 75 kg kovotas, jeigu kovos už 77, tada žinai. Bet tipo 77 kg tikriausiai iki 81. Bet dabar, realiai dabar po šitos kovos, žinai, visi galim pagaliau grįžti į savo patogias svorio kategorijas ir kovoti, žinai, kaip kam yra patogu. Jau nereikės mestis, nereikės auginti, žinai, ir jau sukovojo ir Rimkenzo su Paltaražinsu, sukovojo ir Narauskas su Dirkščiu, žinai, ten ir kažkur ne savo svoriuose ir dabar galim tiesiog visi čia. Tai kad Rimkenzo svoris, tai man atrodo toks ir yra, kuriuose jis kovojo. Nes Rimkenzo svoriai visi yra. Visi turi visus svorius. Visus svorius turi. O Matas Paltaražins irgi realiai jau turi visus svorius, trūksta tik 80, kad kovotų dar. O ką laukia, kas laukia toliau iš Dirkščio? Kur kita bus drama, kas kitas taikinys? Vikšraitis. Bet aš nematau, kad nors vienas Spartos vyras norėtų eiti kovoti už 81 kg, kai jiems to nereikia. Jiems nereikia tų dramų, jiems nereikia tų kovų. Kaip sakai, ne tų kovų, bet tokių kovų nežinau, aš iš tikrųjų gal sugrįšime į tokį paprastą turnyrą, bet tada klausimas kaip su žiūrėjimu, nes ta drama, ta visa drama, ta drama visą laiką prideda prieskonio, labai smagu pasižiūrėti. Tikrai kartais pasispragini popkorno ir įsijungi spaudos konferenciją ir pasižiūri, kas kaip bus, nes ši spaudos konferencija mus nunešė į kitą lygį, ką galima tikėtis Lietuvos kovų padangėje. Nėra buvę, istorinės tikrai, žinai, istorinė spaudos konferencija. Gerai būtų, kad kiekvienas ten kalbantis tik atsakytų už savo žodžius. Tam ringė. Tai bet kokiu atveju atsako, žinai, ar pergalę atsako, ar pralaimėjimą. Jo, vis dėlto išeina, nededa į krūmus, tai čia visiškai dėl to galima pagirti. Tai va, o daugiau tai įdomu, ką bus paruošę sekantis turnyras. Sekantis turnyras, aš labai... Norėtųsi ir Didiką pamatyti, norėtųsi ir Artūrą pamatyti. Aš žinau, kad žinau tokius gandus, kad gali būti viena labai kova Muay Thai intriguojanti. Bet nieko nenoriu prikalbėti, nes po to dar nebus ir būsiu apsižodžiavę, žinai. Ir kita dar kovo MMA, žinau, kad gali būti įdomi. Ar tai yra Matas Stebuliauskas? Ne. MMA? Jo, gali būti įdomių. Aš manau, kad šį turnyras atys apie Muay Thai ir MMA kovas, manau. Buliambo, tai kas gali MMA kovas? Pagalvosiu, pasakysiu. Ne, Pakutinskas lapkričio 16. Teodoras Aukštuolis? Kas? Ne, nėra tokio. Yra kažkoks, žinok, yra. Yra legendinis. Legendiniai visi yra kovotojai, kurie gimė po legendos žvaigždę. Tai atsiprašau, kad suabėjau, bet taip, legendinis Teodoras Aukštuolis yra lietuvių atstovas MMA. Jaučiu, kad pats geriausias savo svorėje. Tai va. Gerai.
Tiesa, aš manau, ties tuo ir baigėme. Jo, galime čia šnekėti, supranti, galim šnekėti, belenkur, žinai, ir galim šnekėti, bet apie šitą turnyrą apšnekėjom, apie sekantį pašnekėsime, aptarimą padarysime, gal darysime, kaip ir šnekėjome, ne taip dažnai, nes jau yra nuplagijavę, žinai, mūsų idėją daryti apie kovą. Niekas čia nieko nenuplagijavęs. Nuplagijavę, žinai, tas mintis padaryti, žinai, tas, bet aišku, originalas yra tik vienas ir, žinai, visi žino, kad yra, kas yra ambalai, o kas yra slabakai. Tai va, ponas to, išeina su to. Išlikite ambalais. Išlikite ambalais, nebūkite slabakais. Ką, ačiū Jums, kad žiūrėjote, iki. Iki.